ląstelių maistas. Tai visas maistas, kuris veikia ląstelių lygmeniu. Jo tikslas yra papildyti organizmą naudingomis medžiagomis, vitaminais, mineralais, baltymais, taip, kad ląstelės galėtų gyventi ir dirbti savo darbą. Kasgi tai būtų? Tai visas neperdirbtas maistas, daržovės, vaisiai, uogos, pilno grūdo gaminiai, taip pat kokybiška mėsa ir žuvis. Kasgi yra biologiškai aktyvūs papildai? Tai yra papildai, koncentruoti papildai, kurie papildo maistą. Tai būtų ir omega 3, ir visi vitaminai, probiotikai. Visa tai įeina į papildus. Svarbu atsiminti, kad papildus, bet kokius papildus, reikia būtinai pasitarti su gydytoju arba maisto specialistu, nes jie būtent papildo tik tai maistą, bet neatstoja visavertės mitybos. O ląstelių maistas būtent yra tai, kas reikalinga mūsų organizmui, kad jis pats save gydytų. Nes mūsų organizmas yra ant tiek unikalus, kad jis sugeba atsinaujinti ir pats save pagydyti. Bet reikia jam padėti, nes mes vartojame labai nekokybišką maistą. Nes nėra kokybiško maisto. Kad ir žmonės patys savo augindami naudoja trąšas, naudoja kombikormus gyvuliams auginti. Taip pat mes kvėpuojame labai užterštų orų. Taip mes save užteršiame ir tiesiog žudome. Aš radau būdą, kaip padėti savo ir tikrai žinau, kad jis veikia. Ląstelių maistas yra toks maistas, kuriam atlikti klinikiniai tyrimai su žmonėmis ir įrodyta, kad tai veikia. Be to, šiems produktams yra visi ingredientai sertifikuoti. Tai saugus produktas, padedantis mūsų ląstelėms atsinaujinti. Jeigu tau įdomu, pasek mane socialiniuose tinkluose ir parašyk žodį jaunystė ir aš su tavim susisieksiu.